Tai labas Dariau. Labukas! Labai smagu matyti. Iš tiesų pakvietėm ir kai pakvietėm tave ir gal minėjom keliom moterim, kad pasikviesim Darių Ražauską. Ir sulaukėm daug labai gerų reakcijų. Vau, kaip faina ir panašiai. Panus, kaip gerai, kad čia pasikvietė Darių. Tai žodžiu, matom, kad Darių moterys tikrai myli. Žinau. Žino. Taip, tai žodžiu, geriam tave ir iš tikrųjų sulaukiam tų klausimų ir aš apskritai paklausau pokalbių su tavim, podcastų, bet man tikrai įdomu ta pozicija, ta nuomonė, toks laisvas mano požiūriu, tavo požiūris į visą tą santykį ir toks kasdieniškas, paprastas, tai labai džiaugiamės, kad atėjai. Ir mes turime tau klausimėlių iš auditorijos. Pradedam nuo to? Aš galvoju, kad vienas klausimas, kuris man ir pačiai galbūt pasirodė įdomus ir manau, kad nuo jo būtų visai smagu pradėti, tai yra tai, kad tu kalbi apie, esi psichologas, ar ne, padedi porų tarpusavio santykiuose. Ir čia mergina parašė klausimą, kuris yra susijęs apie tai, kaip tau pačiam sekasi tavo asmeniniuose santykiuose, kaip tau sekasi juos kurtis, ar aplamai tu turi šeimą ir kaip ten kas vyksta. Tai va... Ne, neturiu. Šeima yra blogis. Turiu šeimą. Turiu šeimą, mes 10 metų, dabar jau 11 metai vedę esam su žmona ir turim 2 vaikučius. 2 berniukus. Nežinau, kai išeis įrašas, tai turbūt jau bus 3 ir 8 metai, nes dabar neužilgo bus 1, paskui kito berniuko gimtadienis. Ir ten dar buvo klausime, kaip man sekasi šeimoje, santykiai ar ne. Sekasi blogai, tragiškai. O jeigu rimtai kalbant, būna visaip, kaip kiekvienoje šeimoje, nes būna dienos, kai tu arba žmona esat pervargę, išsekę, nepatenkinti kažkas darbe, veikloje, kažkur nesisekė, nesigavo ir ne visada, aišku, tu viską suvaldai, kartais suprojektuoji į savo šeimą, į aplinką ir taip toliau. Tai pas mane būna visko. Aš daugybę kartų žurnalistams esu sakęs, nes jie kartais mėgsta tą tokią prikabinti, kad tai turbūt pas jūs viskas visada idealiai, niekada nebūna jokių pykčių, konfliktų ir panašiai. Arba ten žmonos klausia koks nors žurnalistas, kad turbūt jau labai geri santykiai, jums visi pavydi ir panašiai šeimoje. Toli gražu, toli gražu. Tai nereiškia, kad jeigu tu turi kažkokių žinių, kad esi robotas, niekada nepavargsti, tau nebūna blogų dienų ar blogų periodų. Būna visko. Tik tiek, kad kol kas mes sugebam visą tai išvairuoti, išderinti ir, kaip sakant, esam kartu, nesiskiriam ten, žodžiu, auginam vaikus ir panašiai. Tiesa, negaliu garantuoti, nes nieko nežinau, kas bus ateityje. Taip. Tai ateitis parodys, bet aš tikiuosi, kad mums taip ir iki gyvenimo galo ir iki mirties mums taip ir pavyks išlikti kartu ir ne tik, kad išlikti ten kankinantis kažkaip kartu, o išlikti geram, pagarbiam santykiai ir rodyti vaikams gerą pavyzdį ir panašiai. Tai tikiuosi, kad tai bus, o kai bus, tai laikas parodys. Galėsit po 10-20 metų paklausti, tada galėsim aptarti dar smulkiau, kaip čia man sekasi. Tai ačiū tau, kad tu kalbi, matosi tikrai atvirai ir nuoširdžiai ir čia turbūt, man atrodo, kad už to slėpėsi, kas už to buvo pasislėpę, ar ne, tai kad žmonės nori, kad juos mokytų žmogus, kuris pats turi šeimą, ar ne, kuris supranta, kas yra šeima ir taip toliau, nekalbėtų tik iš kažkokių teorijų ir nežinau. Yra šitas momentas, bet aišku, mano gyvenime buvo periodas, kai aš jau vedžiau paskaitas, seminarus daugiau kaip 10 metų atgal ir konsultavau žmonės, bet aš pats dar nebuvau vedęs ir neturėjau vaikų. Tai šitoj barikadų pusė aš irgi buvau. Vėlgi, tau nebūtina išrasti Pitagoro teoremos, jeigu tu ją gerai supranti ir moki, kad tu galėtum kitų išmokyti jos. Aišku, dabar man yra kažkiek galbūt lengviau ir fainiau, kai turiu žmoną, kai turiu vaikų, ar ne, ir ten ne 1 ar 2 metai esu vedęs, tai tarsi truputį kažkiek to tokio atsiranda lengvumo, bet esmės tai nekeičia, ką aš noriu pasakyti, kad
Turėjau dėstytojų ir mokytojų labai puikių, labai kvalifikuotų, kurie arba tuo metu buvo nevedę, arba ten buvo kažkada išsiskyrę ir panašiai. Tai iš esmės nekeičia dalyko, nes dažnai tu gerą patarimą, informaciją ar kažkokį, postumį gyvenime gali gauti žmogaus, kuris yra neidealus arba ne visai netgi kvalifikuotas. Aš turėjau vieną labai fainą mokytoją, dėstytoją, kuris turėjo sveikatos problemų ir jis gavo patarimą iš girto daktaro. Sako, tau reikia pradėti vaikščioti, tą daryti. Toks, daktaras pats pavartojęs. Gerai, bet jis išgirdo tą patarimą, jis pradėjo jį daryti ir pagerino savo sveikatą. Kitaip sakant, kartais tu labai įdomiom aplinkybėm gali gauti gerų patarimų ir kartais atrodo iš visai nekvalifikuotų žmonių. Todėl labai svarbi yra savybė tas atvirumas patirčiai ir aplinkai. Išmokti informaciją priimti iš aplinkos, ją aišku analizuoti, filtruoti, bet nebūtinai, ir aš tą daug kartų gyvenime mačiau, kad tas, kuris turi ten 5-6 vaikus, žmona, su kuria jau 30 metų gyvena, jis tau galės padėti santykiuose. Arba tas, kuris ten, nežinau, išsiskyręs, neturi vaikų, bet jo kartais įžvalga ar kažkoks patarimas, kurią jis irgi atsineša iš kažkokių, nežinau, žinių, seminarų, iš kažkur jis gali realiai žmogui padėti. Tai, žodžiu, neapsiribokim. Ražauskas nėra apskritai idealas, aš nelaikau savęs ten kažkokiu labai geriausiu ar ypatingiausiu. Ekspertų neįvardini. Kaip neįvardinu, mane žiniasklaida labai dažnai įvardina santykių ekspertų, ar ne, bet čia irgi senai prigijo ir žiniasklaida šitą etiketę prilipdė. Aš save laikau tiesiog paprastu psichologu, nes kadangi turiu bakalaurą ir magistrą psichologijos Vilniaus universiteto, paprastu psichologu, kuris dirba su žmonėmis. Man neblogai sekasi, man taip atrodo, nes yra pakankamai daug klientų, yra eilė, yra norinti žmonės patekti ir, turiu daug darbo. Tuo esu patenkintas. Aišku, jau ten naktim nedirbu, dėl to, ne kiekvienas žmogus, kuris nori patekti, gali patekti, jam dažniausiai reikia ilgai palaukti, o ne visos problemos gali laukti. Nes kartais, žmogui reikia konsultacijos čia ir dabar. Tai aš nukreipiu ar kartais parekomenduoju, patariu kažkokį kolegą, kuris mažesnę eilę turi. Bet mes truputį nuklydom. Važiuokim į įdomius bet klausimus. Bet čia tų pačių, beveik jau atsakei į kitą klausimą, kurį buvo uždavus auditorija, bet gal tada paakcentuojam, nes buvo irgi toks klausimas. Žodžiu, esmė tų klausimų tokia, kad ką daryti, kai tų psichologų daug, teorijų daug, čia tas pats kaip ir gydytojų, tos pačios srities gydytojas gali tau sakyti taip gydytis, kitas sakyti taip, o ką daryti su tais psichologais ir koks pačių požiūris yra į kitokias psichologų nuomonės, kurios galbūt tau net prieštarauja, ar kaip atsirinkti žmonėm, čia klausimėlis. Sunku, vėlgi, čia užduodi klausimą vertą milijoną, ar ne, žinai, jeigu yra 5 nuomonės visuomenėje arba 5 skirtingos ekspertų nuomonės, specialistų, žinai, kaip atsirinkti, čia klausimas vertas milijoną. Jis jau yra specifinis, jis jau yra tikslus, jis jau yra apie atsirinkimą informacijos iš ekspertų. Arba iš tą sritį, iš medikų, ar ne, nes tikrai taip yra. Jeigu nueisi pas kokį posovietinį mediką, gausi greičiausiai tik tabletyčių savo problemą, kas reiškia tik slopinsi kažkokius simptomus, bet negydysi iš esmės. Jeigu nueisi pas modernesnį, jau ten daugiau vakarų, kaip sakant, Europos mačiusi, daugiau konferencijų šiuolaikinių medicininių lankiusių, tu jau žinosi, kad jis jau remsis sveika gyvensena, jis jau remsis tuo, kad medikamentinis gydymas turi būti būtinai derinamas su gyvenimo stiliaus pokyčiais, reiškia, turi pas tave atsirasti dienos režimas, mitybos sveikas režimas, pas tave turi atsirasti gamta, oras, sportas, būtinai aktyvus judėjimas, vanduo ir visa kita, nes be to, mes dažniausiai iš šaknies nešalinsim, ar ne? Ir yra, iš tikrųjų, ką jūs sakot, labai dažnai ir aš susiduriu, kad, tikrai sunku atsirinkti informaciją šiais laikais. Tikslaus atsakymą, aišku, aš nepasakysiu, bet bent jau kai kurie mano dėstytojai, mokytojai, kuriuos aš gerbiu, jie dažniausiai sako, žiūrėkit pagal vaisius. Jeigu turit 5 skirtingas nuomonės, 5 skirtingų žmonių, pirmiausia, pasižiūrėkit jų
Vienas dalykas kvalifikacija, antras dalykas ieškokit atsiliepimų ir rekomendacijų. Kažkokių atsiliepimų ir rekomendacijų žmonių, kurie dirba su jais, kurie turi kontaktą arba, pavyzdžiui, jeigu versle tu renkiesi iš 5 partnerių, su kuo pradėti verslą, susižinok jų praeitį. Jie turi, neturi skolų, kokius turėjo verslus, kokius turėjo bankrotus, jie skolingi, neskolingi sodrai ir taip toliau. Tai daug ką tau pasakys. Tai lygiai tas pats, jeigu tu renkiesi ten iš 5 psichologinių patarimų, pasidomėk tų ekspertų patirtimis, žmonių patirtimis su jais, ar jie iš tikrųjų padeda, kokios dažnos yra jų sėkmės istorijos, ar ne, ir panašiai. Tai gali būti vienas iš rodiklių, kuris padės atsirinkti, nes kai kurie žmonės, tame tarpe ir Ražauskas, sugeba kartais labai kažkaip vaizdžiai, intriguojančiai, gražiai, ar ten dar kažkaip kitaip kalbėti, įpakuoti, pateikti, ten, nežinau, patikti žiniasklaidai. Bet tai visiškai nebūtinai reiškia to žmogaus kvalifikaciją ir kokybę. Tai tiesiog reiškia, kad jis tinka ekranui, kad jis turi galbūt kažkokią charizmą, kad jis turi kažkokį ten iškalbą, dar kažką, ar ne, sugeba patraukti dėmesį, arba pasakyti kažkaip užkabinančiai, ar ne. Bet tokiu būdu nereiškia, kad tai geras patarimas, ar ne viskas, kas auksų blizga, yra auksas, ar ne? Nes žmonės dažnai kreipiasi ir sako, jūs paskutinė viltis, sakau, iš kur jūs tą ištraukėt, kad aš kažkokia ten paskutinė viltis, arba kad aš geriausias ten jums patarėjas tokioje situacijoje. Jo, aš turiu kvalifikacijos, taip, aš esu dirbęs su nemažai žmonių ir panašiai, bet yra krūva žmonių už mane žymiai geresnių ir labiau kvalifikuotų. O ar tu pats esi pastebėjęs tai, kad mes, bent jau aš taip manau, kad mes renkamės žmogų pagal save, ar ne? Vis tiek būna vienas žmogus traukia, kitas netraukia. Tai jau vienas žmogaus kalbėjimas, ar ne, jo stilius, jo mintis, aš manau, kad mes iš karto randam tą, kurio teigiama nuomonė ar patarimai ar požiūris yra mums priimtinesni, ar ne? Ir tada mes prie jo gretinamės. Renkamės pagal tipažą, pagal asmenybę. Ta rodo moksliniai tyrimai. Numeris 1 faktorius padės ar nepadės konsultantas. Čia Amerikoje buvo tirti psichologai ir psichoterapeutai. Tai yra numeris 1 faktorius ne jo išsilavinimas, ne patirtis, ne darbo metų stažas, ne dar kažkas, o connection. Ryšys su pacientu. Ar užsimezga pirmos konsultacijos metu tarp abiejų pagarbus, draugiškas, gilus ryšys, kur abu gali atsiverti, abu gali viską sakyti ir panašiai. Tai tas connection, tas ryšys, tai jis, čia dalyvauja pasąmonė, mūsų kūnas, veidrodiniai neuronai, daug dalykų. Ir jeigu tas ryšys užsimezga ir, ką ir sakai, galima per ekraną, per daug ką pajusti, pamatyti. Dėl to man ir sekasi su klientais, kad didžioji dalis žmonių ateina pas mane konsultuotis jau mane pažinodami, nes ekrane kažkur matė, klausė, dažnai jau ne vieną seminarą, ir jie jau yra mane prisijaukinę ir pripratę prie mano balso, prie mano stiliaus, prie mano kalbėsenos, ir jiems tai nėra kažkas naujo, nėra kažkas šoko, ir mes iškart galim nerti į tokį gan neblogą ryšį. Tai čia man aišku yra didelis pliusas, dėl to aš nevengiu žiniasklaidos ir ekranų, nes tai yra ne tik nemokama reklama ar kažkoks marketingas, bet tai taip pat yra galimybė ir žmonėms geras žinias perduoti, ir jiems susipažinti su manim, ir jeigu jau ateina asmeninė konsultacija, jie dažnai ateina jau kaip pas pažįstamą, ir tai labai pagerina konsultaciją. Kaip puikiai čia pasidalinai, gal kažkas irgi iš psichologų išdrįs išlysti į ekraną, nes tikrai neabejoju, kad kitiems tas išėjimas į žiniasklaidą, į socialinius tinklus yra sudėtingas. Šiaip užsiminiai dariau, kad eilės didelės, žodžiu, darbų yra viskas gerai. Klausimas toksai, ar tu jau turi būti tas ugniagesys, kur jau gaisrus gesina, ir žmonės ateina jau toj situacijų, kai jau viskas, jau tik parašo trūksta išsiskyrimui, ar ateina ir tokie, kur kaip ir viskas gerai, bet gal galima, kad būtų geriau, kažkas tokio irgi, ar jau tie, kurie jau labai, ar vis dėlto ateina tiesiog, Lietuvoje dažniausiai ateina, kai jau santykis byra, arba jau subirėjo, reiškia skyrybos jau įvykusios, arba vyksta, arba kažkas blogo poroje vyksta. Didžioji dalis, kokį 80% klientų yra tokie, kurie jau rimtai prisižaidė. Mažesnioji dalis yra tų, kurie ateina jausdami, kad kažkas jau negerai, kažkas byra, prarandam ryšį, prarandam pagarbą ar panašiai, bet dar blogai nėra. Mes skyrybų jokių būdų neplanuojam, tiesiog jaučiam, kad nebėra taip, kaip buvo. Tai atsakymas būtų toks, kad
didžioji dalis žmonių iš tikrųjų ateina per vėlai. Didžioji dalis žmonių ateina per vėlai, nes jie ateina tada, kai jau yra tiek vienas kitą įskaudinę, įžeidę, nusivylę ir sudeginę, kad reikia tikrai dėti labai daug darbo, o jie dažniausiai to labai daug darbo sužinoja, kad jo daug reikės, jie nenori daryti. Ir mes tada turim tokią komplikuotą situaciją, kad norint jau iškapstyti ar išgelbėti tą šeimą, reikės jų labai didelių pastangų, o energijos, nes jie jau pavargę tam santykiai, išsekę, susipykę, visi tie konfliktai, stresai jau paėmė jų energiją, jie nebeturi. O kai pasakau, kad jums reiks daug sportuoti, daug gamtos, daug energijos, meditacijos, daug būt grinam ore, anksti keltis, anksti eit miegoti, visą kitą, kad kūnas atgautų energijos, kad būtų žvalus, stiprus ir tada su ta psichinė energija jūs galėsit ir daugiau kantrybės viens kitam turėti ir tada atsiras valios ir ryžto daryti vairiausias ten psichologinės technikas, skaityti knygas ir visą kitą, ką aš jums patarsiu. Tai didžioji dalis žmonių vis dėlto nepereina į tą sveiką gyvenseną, nepereina į tą tokį savo baterijos pakrovimą, kad vėliau turėt kantrybės ir jėgų daryti sunkų santykių šlifavimo darbą, kad išgelbėt tą šeimą. O tai gerai, tai tada ateina dažniausiai, kai būna per vėlu. Tai kada ateit, kad dar būtų laiku, kad nebūtų tiek daug to darbo? Vienam podcast'e esu šitą atsakinėjęs prieš prasidedant pažinčiai. Kai tu jau esi vienišas ir ketini pradėti ieškoti antros pusės, tai tada būtų gerai nueiti pas psichologą, pas psichoterapeutą, kai dar neturi tos antros pusės. Nes tada tu pradedi ieškoti ir kapstyti savo vaikystę, paauglystę, mokyklos metus, jeigu kažką atsimeni iš kūdikystės, nes visada yra kažkokie kabliukai, santykiai su tėvais, su seneliais, su pirmom meilėm, su buvusiais ilgalaikiais partneriais, kažkas nepaleista, neatleista. Yra labai gerai tai atrasti, tai išsivalysti, paleisti, padaryti visokius emocijų, pratimų, reiškia paleidimus, atleidimus, kad kalbant apie senas pažintis arba vaikystės kažkokias traumas, apie tėvelius ar apie buvusius partnerius, specialistas matytų, kad jau kūno jūsų kalba neberodo jokios įtampos, įsižeidimo, bloko ar panašiai, o dažniausiai yra ten kažkokie kabliukai praeityje. Taip sakant, geriausia yra apskritai apsivalyti ir pabūti vienišam ir padirbėti su savim prieš pradedant santykius. Čia yra idealas. Bet jeigu jau esu santykiuose, tai viskas dažnai... gerai? Dabar tai jau visi... aš, pavyzdžiui, irgi pastebiu, kad tikrai žmonės, kurie ir neturi santykių, jie eina į tą saviugdą, dabar ant bangos labai, ar ne? Bet tai ką daryti, jeigu jau esi santykiuose, tai ką tada? Jau per vėlu, jeigu aš nejau prieš tai. Jokių būdų ne. Aš tik pasakiau, kad tai yra idealus variantas. Taip. Tai yra idealus variantas, kuris, žinoma, yra retas visuomeniai. Nes tokio sąmoningumo, kad, kaip sako dėstytojai ar ne psichologijos, kad 100% nėra ne vieno sveiko žmogaus, jis tiesiog neegzistuoja visuomenėje. Jeigu mes galvojam, kad aš idealus, aš geras ir manyje negalima nieko pašlifuoti, nieko pakeisti ir aš esu tiesiog tobulas partneris ir čia turi prie manęs rikiuotis eilė, tai mes esame iliuzijoje. Nei Ražauskas, nei koks mano ten, nežinau, dėstytojas, nei koks žmogus gatvėje iš principo taip negali pasakyti apie save, nes mes visi turim vietų, kurias galim, visi turim kažkokių nesaugumų, visi turim kažkokių blokų, kaukių, gynybos mechanizmų. Nėra žmogaus, beveik nėra žmogaus, sakoma, kad jeigu ten tikrai, nežinau, pažengęs šventasis ar kažkas tokio, tai gali būti žmogus be blokų, be kaukių ir panašiai, bet čia kita tema, aš šitoj temai nesu kvalifikuotas, bet principas koks? Jeigu tu esi santykiuose ir gimsta ta tokia mintis, kad reikia paaugti, patobulėti, pasikeisti ir panašiai, tai yra viena auksinė taisyklė. Tu gali pradėti bet kada, bet turi pradėti nuo savęs. Jeigu tu nori, kad partneris pasikeistų, partneris kažką pradėtų, partnerė ten, žodžiu, su juo problema ar ne, tai čia neteisinga taktika. Auksinė yra taisyklė pradėti nuo savęs. Aš iš to ir išplaukė sekantis klausimas, galvojau apie tą situaciją. Tau galbūt atėjimas, kai žmonės kreipiasi pas psichologą, yra kasdienybė, bet tarkim, mano aplinkoje, kad žmonės poros lankytųsi, spręstų dalykus yra retenybė ir
Ir realiai aš esu gal vieną kartą arba du girdėjusi, kad kažkas vat kreipėsi pagalbos. Mhm. Ir man tada iš karto kilo klausimas ir aš tą klausimą iškomunikuosiu taip, kaip jis man mintyse kilo. Kaip tada tarkim, yra du asmenys poroje, ar ne? Ir vienas supranta, kad jam reikėtų pagalbos ir kad nori kažką keisti, ar ne? Ir nori Mhm. spręsti, nori gerinti santykiai. O kitas tame nemato problemos. Ir kaip priversti, nu man ta mintis tokia šovė taip va į galvą, kaip priversti tą žmogų, kad jis norėtų kartu gerinti santykių. Nepriversi. Jeigu tu jį versi, jo pasąmonė jau subtilų psichologinį smurtą blokuosis ir tavo visos prievartos su laiku, nu nebent į skyrybas gali vesti. Tai ką tada daryti? Pradėti nuo savęs. Visada visus pokyčius reikia pradėti nuo savęs, kitą palikti ramybei. Pradėti nuo savęs, kitą palikti ramybei. Dažniausiai mūsų egoizmas ir puikybė neleidžia. Nu, tai kaip aš čia kažką darysiu, keisiu, čia medituosiu, čia dirbu su savim, o tas fulė žiūrės ten. Tai nereikia pavydėti. Nereikia pavydėti, kiekvienam ateina laikas. Aišku, aš čia pateikiau tokį pavyzdį, kai, tarsi mergina keičiasi, vaikinas ne, bet turiu daug ir atvirkštinių. Čia nuo lyties nepriklauso. Atsakymas paprastas. Pradėti reikia nuo savęs. Partnerį reikia palikti ramybei. Nes jeigu mes jį bandom per jėgą kažkaip pasiūlyti, visada galima. Va, čia įdomu, man čia patinka, va, čia tokios įdomios knygos, ar čia specialistas, ar čia tokie mokymai, seminarai, stovykla tokia, gal nuvažiuojam. Jeigu žmogui įdomu ir jis sako, jo įdomu, parodyk, duok paskaityti, okei, davai važiuojam, įdomu, sudominai, tada gerai, tada viskas okei, čia tame nėra prievartos, ar ne? Bet jeigu žmogus pažiūrė, neįdomu, raganos, burtai, neįdomu, neįsiu, nevažiuosiu, tai jam ir nereikia kišti, nes tu kišdamas, siūlydamas, prievartaudamas, tik pabloginsi situaciją. Nieko neišspręsi, tik užblokuosi žmogų. Ir ateityje galbūt jis po kelių metų būtų susidomėjęs ir tos pokyčius pradėjęs, bet mes dabar mes jam kišdami, tai atitolinam ne 2, o 5, 6. Kitaip sakant, mes nustumėm tą galimą progresą arba galimą pokytį, nes kuriam žmogui negatyvią asociaciją. Tai principas yra koks? Pradedam nuo savęs, gaunam gerus rezultatus, džiaugiamės tais rezultatais, jaučiuos geriau, nes ten, nežinau, medituoju, pakeičiau gyvenimo būdą, ten mitybą, skaitau ten psichologinės knygas ir panašiai. Didžioji žmonių klaida yra tokia. Jie skaito, studijuoja literatūrą, važiuoja į kažkokius seminarus ir panašiai ir sužino ir analizuoja, kas blogai su partneriu. O to iš vis nereikia galvoti, kas blogai su partneriu. Nes jeigu tu analizuosi ir galvosi, kas blogai su partneriu, jisai jis subtiliai tai jaus per tavo veidrodinius neuronus, per kūno kalbą, nors tu nieko jam nesakysi, jis tai jaus, kad tu apie jį blogai galvoji. Tikslas netoks. Tikslas rasti, ką aš galiu savy pakeisti, kad būčiau geresnis partneris arba partnerė. Su laiku kitas greičiausiai užsikrės. Jeigu iš mūsų pusės nebus smurto, jeigu iš mūsų pusės nebus psichologinės prievartos, to tokio sėdėjimo ir laukimo. Na kada tu kažką darysi? Tai nedarys tada. Tai tada greičiausiai nedarys. Bet tai išgirdot, kad tai gali užtrukti geriuoju atveju 2 metus, o bloguoju 6-80. Ne, tai dažniausiai taip ilgai neužtrunka. Jeigu žmogus daro savyje pozityvius pokyčius ir keičiasi ir tampa iš tikrųjų, transformuojasi kaip asmenybė, ar ne, tai nereikia ten laukti 10 metų, kol partneris tai pajaus ir su laiku irgi atlieps kažkaip ir pasipras. Aišku, kalbėtis reikia, bet ką aš sakau, neturi būti prievartos, neturi būti stumimo į kažką, nes tas stumimas, tas paslėptas mūsų lūkestis, kad jis privalo keisti, nieko jis neprivalo. Arba Bet jeigu, pavyzdžiui, sėdi stafulė, žiūri toliau, nesikeičia ir praėjo 2 metai, 3 ir nesikeičia, tai yra tokių atvejų, kai jau viskas nėra išeičių, ar visada yra išeičių? Tai visada yra išeitis, ką naujo galima pabandyti. Nes reiškia tavo metodai, kaip tu dirbi su savim ir kaip tu jam kažką komunikuoji, jie tiesiog yra neteisingi. Tu nepataikai į asmenį, nepataikai į psichotipą. Dažnai pasąmonė prieš meilę neturi jokių normalių gynybos mechanizmų.
Jeigu tu iš tikrųjų keities, jeigu tu iš tikrųjų tą žmogų pradedi mylėti, ne savanaudišką meilę ir ne kažkokią traumuotą meilę, kur tu ten jiesi dirbtinai įsikabinusi ar įsikabinęs ir ten kažko tikiesi, lauki, kad tave laimingų padarytų. Niekas tavęs neturi daryti laimingų. Jeigu pats tampi laimingas iš savęs ir susibalansuoji, tada yra realus šansas, kad šalia tave žmonės, tame tarpe ir partneriai, pradės irgi balansuotis, jiems tai pradės gautis lengviau, jie pradės kažką girdėti, suprasti, bet pradžiai pats turi tapti balansuotas, laimingas ir pilnas. Ne iš partnerio laukti, kol jis tave laimingų padarys, nes jis nepadarys tavęs laimingų. Man dabar Gaila. kilo toks klausimas, o tau pačiam ar būna, kad tarkim, nu, atvyksta du asmenys pas tave į konsultaciją ir tu matai, kad, nu, kad nieko gero jiem neišeis, kad net tie žmonės susiję į santykį, ar tavo požiūris nebūna yra net tų tas, kad vis tiek žmonės, jeigu nori, gali būti kartu. Ar aplamai kam nors rekomenduoji, kad Noro neužtenka. skirkitės, nes nieko nebus. nes iš tiesų yra, Yra buvę tokiu atveju, bet labai retai, kai matau, kad jiems būtinas atsiskirimas, kad pasibandyti kažkokį... Tarsi, jeigu šeimoje jau yra kažkoks rimtas ten fizinis smurtas, rimtas psichologinis smurtas ar ten rimtos priklausomybės ir panašiai, ir tu gyveni absoliučiai toksiškoje aplinkoje, jokių būdų nereikia toliau sėdėti ir laukti, kol tavo psichika visiškai nušoks ir tu nusižudysi, ar ne? Nu, kitaip sakant, visur reikalingas sveikas protas, tas vadinamas common sense. Tai tikrai esu davęs tokių patarimų, kad žiūrėkit, pagyvenkit atskirai, susiraskit terapeutus, padirbėkit, pasižiūrėkit. Jeigu nieks nesikeičia, nu tada reikia galvoti, svarstyti apie skyrybas. Nes toliau, nu, tęstis ta tragedija, kuri vyksta pas jūs, negali jinai toliau tęstis. Tai, nu, vat vakar irgi vienam filmavime apie tai diskutavom, kad jeigu ten buvo situacija, kad vyras susirado meilužę, žmona apie tai sužinojo ir jis toliau nieko nekeičia. Nu tai ir jis pas ją lankosi ten, žodžiu, kartą į savaitę, o jinai vargšė gyvena namie ir kenčia. Ne, tai tokiu atveju nereikia kentėti, reikia jį spirt pro duris, daryti jam šokoterapiją, kad tu suprask, kad taip netinka, brėžti ribas ar ne. Ir, nu, toliau žiūrėti. Gali būti, kad Bet dar žmogus... čia gali kažką toliau žiūrėti? Būna, aš tiesiog iš praktikos žinau, aš turiu 10 situacijų, kur žmonės po kurio laiko išsiskyrė, išblaivėja, supranta, nu, bet koks įsimylėjimas praeina, bet kokie hormonai šoka, pajaučia savo kažkokią klaidą, pradeda dirbti, domėtis, skaityti, terapintis. Ir aš turėjęs nemažai šeimų, kur, nu, santykis labai puikiai atsistato. Netgi tokiu atveju, bet ko negalima daryti tokiu atveju, tai tiesiog sėdėti ir kentėti ir laukti, kol tu susirgsi, nes, nu, kaupiamas stresas, kaupiama nuolatinė kasdienė įtampa ir visoks ten minčių nuolatinis tų pačių grumulavimas ir savo savivertės žudimas veda į nieką, veda į ligas. Veda į ligas ir garantuotas skyrybas ateityje. Tai vat, jeigu kažkas vyksta tokio neadekvataus ir žiauraus, tai iš karto reikia atsiskirti. Bet, nu, nebūtina bėgti teismą ir ten oficialiai skirtis, nes tą visada suspėsi padaryti. Bet aš turiu galvoj gyventi atskirai. Parodyti tam žmogui ir aiškiai pasakyti, kad taip netinka, taip daugiau nebus. Jeigu tai tęsiasi, mes kartu negyvenam. Turi būti labai aiški komunikacija. Tai taip esu davęs tokių patarimų, nedaug. Kai reikia atsiskirti, nes dažniausiai dar būna ta stadija, kai jie gali kartu kažką bandyti ir nori bandyti. Bet visada dažniausiai yra ta dinamika, kad vienas daugiau dės pastangų ir daugiau motivacijos. Labai reti atvejai, kada abu vienodai būtų užsimotyvavę, abu vienodai paskui, nes aš klientam daug dalykų liepiu daryti, duodu daug namų darbų. Skaityti, daryti visokios pratimas, technikas ir panašiai, nes tiesiog gyventi ir žiūrėti vienas į kitą nieks nepasikeis. Nu, čia, jeigu nori numesti 20 kg sporto klube, tu turi lankytis tam sporto klube ir klausyti dar, ką treneriai sako. Ir daryti tai. Susibalansuoti savo miego, mitybos ir sporto režimą, nes kitaip nebus rezultato. Tai lygiai tas pats psichologijoje. Vaikščiot pas specialistą ir tiesiog su juo kalbėtis neužtenka. Dariau, kiek maždaug procentaliai žmonių pasiryžta, nu aš suprantu, kad čia tiksliai gal nepavyks įvardinti, bet įdomu, vis tiek tu esi prisilietęs, kiek iš tų, kurie atvyksta pas tave į konsultaciją, imasi veiksmų, koks maždaug procentas ir daro tuos dalykus ir stengiasi ir ne tik eina, bet ir daro. Didžioji dalis nedaro, nes žmonės yra tinginiai iš principo, jie nori
piliulės tabletės, atėjom, pasikalbėjom, susimokėjom krūvą pinigų, visas Išsisprendė. 30 metų kauptas charakteris ir traumos dingo. Taip nebūna. Čia yra mistika, čia yra iliuzija. Jeigu jūs galvojat, kad atėjot su rimtom problemom, pasikalbėsit su Ražausku ir problemos baigsis, tai jūs esate iliuzijoje ir veltui metat pinigus. Tai didžioji dalis, jie va taip ir, kaip sakant, praplaukia. Dabar yra dalis žmonių, kurie pabando daryti rekomendacijas, ten skaityti knygas, daryti pratimus, technikas, dirbti su savim, su psichika. Bet jų didesnioji dalis po savaitės 2-3 numeta, nebedaro, nebetėsi. Ir yra tik mažoji dalis žmonių, kokį 10-20, maks kartais 30%, kurie daro ilgai, ten pusmetį, metus, reiškia, ima ir daro tai kaip rimtą projektą, ar ne, tos pokyčius savo gyvenime, savo elgesį, užsiema savianalizę ir taip toliau. Tai vat iš tų, kurie daro ilgai ir rimtai, vėlgi tiksliai nepasakysiu, bet kokiems 3/4 pavyksta susitvarkyti savo problemas anksčiau ar vėliau. Kitaip sakant, mano išvada yra tokia, dirbant su žmonėm ir nemažai jų mačius, kad didžiąją dalį šiuolaikinių šio pasaulio problemų santykiuose galima sutvarkyti. Tiesiog reikia nemažai laiko ir darbo. O kad tą laiką ir darbą skirti, reikia valios, energijos, įkvėpimo. Daugelis žmonių gyvena šiuolaikinį tokį per daug stresuotą gyvenimą, per mažai laiko skiria sveikatai, sportui, dienos režimui, per mažai būna gamtoj, per mažai juda grynam ore, per mažai turi kontakto su stichijom, per mažai būna saulėje, per mažai būna vėjai, per mažai reiškia, turi buvimo vandenyje ir panašiai. Ir mokslininkai jau po truputį tuos dalykus, ne po truputį, jau vakaruose gan rimtai ir daug tyrimų yra pridaryta ir tai po truputį ateina į praktiką, kad jeigu nori padėti žmogui, tu pirmiausia turi įsitikinti, kad jisai yra stiprioj būsenoj, kad jis, jeigu nori su telefonu kažkam paskambinti ar ten kažkokių e-mailų 20 atrašyti, tas telefonas turi turėti kažkiek energijos savo baterijai. Jeigu išsisikrovęs, jį reikia pakrauti. Jį reikia įkišti į elektros tinklą. Lygiai taip pat didžioji dalis mano pacientų, klientų, kurie kreipiasi į mane, jie yra nebūsenoj sutvarkyti savo santykius. Ir aš turiu juos įtikinti, žiūrėk, pradėk sportuoti. Pradėk vaikščioti lauke. Pradėk, aš duodu daug patarimų, ten nebūtinai viską daryti. Tuos, kur žinau, kad veikia. Iš savo kitų klientų patirties, kur žinau, kad realiai veikia. Tai atsiranda pa žmogų daugiau žvalumo, energijos, jėgos ir valios. Nes ilgai imti ir daryti kažkokius psichologinius, ten atleidimo, paleidimo, atsiprašymo, pratimus, ten skaityti knygas ir taip toliau, keisti savo gyvenimą, reikia daug valios. Valia iš oro nenukris ilgam laikui dirbti santykiuose. Mes turėsim padirbėti su savo gyvenimu, pakeisti dažniausiai, vėlgi, ne visiems žmonėms reikia, nes kai kurie ateina, jie ten daug sportuoja, daug grynam ore būna, sveikai gyvena, ten anksti eina miegoti, visa kita. Ir aš tą dalį su jų prasiklausinėjau ir suprantu, okei, čia viskas gerai, žmogus pumpuoja energiją, kaip sakant, į save. Viskas gerai, jis kraunasi, tai reiškia, jam reikia tik konkrečių žinių dabar, kur tą energiją dėti, ar ne? Kur tą savo valią nukreipti. O hei, čia darom tokius pratimus, šitas, čia iškapstėm, kad nesi mamai atleidęs arba tėčiui, tėtėsi suprojektavęs į dabartinį partnerį ir todėl, kai atleisi tėvui ir pagerinsi santykius per psichologinius pratimus ten su tėvu, iš pradžių galvoji, išoriai nieko nereikia daryti, tada su laiku bus žymiai lengviau mums su įvairiom vėlgi technikom ir pagalba pralaužti ir santykių su dabartiniu partneriu, nes partneris yra tarsi tęsinys tavo traumos iš vaikystės, kurią tu gavai per tėtę, ten trenerį, dėdę ar kažką, čia tik kaip pavyzdį pateikiu, lytis čia visiškai nesvarbi, gali būti taip pat pas vyrą, Tai tada mes jau galim, kai yra energijos ir valios, galim tą valią kažkur nukreipti, su tėčiu pratimai, dėkingumo dienoraštis, tau technikos, atleidimo, vizualizacijos ir darom, kasdien darom, skiriam laiko, mindfulness pratimai ir visa kita, nes mums to reikės, kad išspręs šitą situaciją. Šiaip apibendrinant, ką girdžiu, vėl kokia mintis iškilo, kad
visur reikia to darimo ir kad tos stebuklingos piliulės nėra, ar ne, mes iš mokymų srities, ten lygiai tas pats. Jeigu tu gausi žinias, bet nepritaikysi, nedarysi nieko, jos yra bevertės ir nieko tau neduos. Tai vat, visur to proceso darimo reikia, kas matom, kad žmonėms iš tiesų yra sunkiausia. Taip, tai čia visur. Taip. Sporto klubai daugiausiai uždirba iš metinių abonementų, kur žmonės nusiperka ir niekada nepasirodo. Žinoma, žmogaus psichologijos gudrybė. Tai aš apie ką ir kalbu, kad mano dažnai darbas yra dar ne tik kaip psichologo, bet ir kaip kažkokio asmeninio coacho ar trenerio įtikinti tą žmogų, kad žiūrėk, daryk daug dalykų, kontaktuok su gamta, sportuok, žinai, lysk į vandenį, ten daryk kvėpavimo pratimus ir visa kita, kad tu psichologiškai ir fiziškai sustiprėtum ir turėtum energijos ir valios, nes gali praeiti geriausius mokymus ir kursus, bet jeigu tu neturi ir energijos ir valios, tu nedarysi arba, kaip dalis mano klientų, padarysi savaitę ir numesi. Nieks tavo gyvenime per savaitę ar dvi, ypač psichologijoje, nepasikeis. Kad ateitų rimti pokyčiai, dažniausiai reikia tokio kasdienio darbo bent 2-3 mėnesių. Aišku, būna visokių išimčių, visokių ten dalykų nutinka praktikoje, bet vidurkis yra 2-3 mėnesiai kažkokių technikų ir rimto darbo su savim, kad jau apčiuopti pirminį mažą rezultatą, pozityvų ant jo užsikabinti ir tęsti toliau. Tai mes nekalbam apie dieną ar savaitę. Aš dabar čia dieną pamedituosiu ir tapsiu ramus žmogus. Ne. Nei po savaitės, nei po mėnesio tu netapsi ramus žmogus. Tai žodžiu, labai daug valios, darbo, o jos gauti iš kur? Iš gamtos, iš stichijų. Reikia būti daug grinamorė, daug judėti, vadinamoji miško terapija, gamta, sportas reguliarus, turim šalinti iš savęs kortizolį ir apskritai reguliarus sportas yra must, buvimas saulėje ir grinamorė yra must, kaip šneka dabartiniai jau medikai pagal naujausius tyrimus. Kažkada buvo šnekama, kad ten saulė blogai, taip toliau, dabar jau viskas keičiasi, per COVID buvo pastebėta labai pozityvus poveikis į netgi mirtiniems ligoniams ir taip toliau. Tai saulė, vėjas, vanduo, reguliarus sportas, anksti lova, anksti keltis, kuo daugiau miego minučių ir valandų iki 12 nakties, reiškia anksti lova, anksti keltis, mitybos režimas, reiškia nepersivalgyti vakare, pagrindinis maistas per dienos vidurį, per pietus. Ir taip toliau. Daug yra dalykų, kuriuos galima rasti mokslo pasaulyje, kas stiprina psichiką, gerina savijautą, gerina tavo bendrą būseną ir tuo pačiu kelia tavo valią. Ryžtą ir energiją paskui kažkur tai įdėti, nes tuščias įsikrovęs telefonas, tu su juo nepaskambinsi. Jeigu tu nori paimti ir panaudoti kažkokias žinias, tai tu turi turėti šiek tiek energijos ir valios. Antras dalykas yra labai gerai turėti kažkokią kontrolę, su kažkuo susitarti, su draugu, giminaičiu, aplinkiniu. Darom kartu, arba tu man kasdien paskambink, paklaus, kaip sekasi ten tą daryti, susilažink su kažkuo. Įvesk atskaitomybę ir kontrolės mechanizmą. Tai kai kuriems žmonėms labai pagerina. Kai kurios merginos labai gudriai padaro, nori kažką keisti savo gyvenime, ten, nežinau, mitybą, sportą, kažką, jos susitaria su draugė, davai darom kartu. Ir jos ten, ir po vieną jos jau abi būtų senai metusios tą sporto klubą, bet kadangi abi, ir vienai ir kitai truputį ir gėda, ir viską, vienai vieną dieną sunkiau, kitai dieną kitą sunkiau, bet jos kartu nueina. Ir okei, labai gudru, labai gerai. Draugus galima visada panaudoti. Aš dar kažką iš klausimėlių norėčiau paklausti. Tai vienas iš jų yra: vaikino nuomonė, vestuvės nėra vyrų šventė, todėl nesikiša į jokias diskusijas. Įdomu, ar tikrai? Ta prasme, nesupratau klausimo. Vyras nenori vestuvių? Vaikino nuomonė, vestuvės nėra vyrų šventė, todėl nesikiša į jokias diskusijas. Nesikiša į jokias diskusijas, ta prasme, kaip mes suplanuosim vestuvės, kokia bus mūsų suknelė, koks bus stalas, kokie bus dekoracijos ir panašiai. Nieko tokio, gali būti toks vyro psichotipas. Aš tokių esu turėjęs daug. Daug vyrų savo asmeninėse konsultacijose, kurie jam svarbu ten pastatyti namą,
bet viduj kokios bus plytelės, kokios užuoldos, kokios servetėlės, kokia bus stalo spalva, kokia kriauklės spalva. Jam taip neįdomu ir jis taip laimingas, kai žmona išsirenka ir jo net neklausia ir viską padaro. Ir... Čia jau atpažinau savo šeimą. Tai čia galima, kartais tai yra žmogaus tipažas. Kartais tai yra žmogaus tipažas, tai toks kaip ir psichotipas ir tame nėra nieko blogo, nes jeigu žmogus ten kažkaip priekaištauja, tyčiojasi ar kažkaip užmetinėja ir panašiai, tai čia jau visai kiti dalykai jau čia rodo problemas pasąmonėje, ar ne? Bet jeigu žmogus tiesiog sako, tu ateini ir o kaip čia tau geriau, gražiau, nežinau, kaip tau geriau, kaip tau gražiau, tu taip padaryk, žinai. Bet žinai, Dariau, šito vietų tikrai atpažinau mūsų šeimą, nes mes kai įsirenginėjom namus, taip ir buvo, vyras sakė, daryk kaip tu nori. Ir mane netruputėlį, bet tai erzino, iš vienos pusės fainai, nes, sugalvoju, man taip gražu ir taip bus, bet iš kitos pusės klausdavau ir jis, man nesvarbu. Ir tada aš galvodavau, tai kaip tau nesvarbu, tai tu čia negyvensi, kad tau nesvarbu, kokios tos užuolaidos, kokia ta virtuvė ir panašiai, kodėl aš... Save jį suprojektuodavai, jeigu tau svarbu, tai ir kitam turi būti svarbu. Jeigu man svarbu, tai ir kitam svarbu, kaip gali būti jam nesvarbu? O jam svarbu, kas įvartį įmušė. Žymiai svarbiau už tavo užuolaidų spalvą. Įsivaizduoji, kaip... Bet supranti, Dariau, kad tai yra didelis darbas išrinkti tuos virtuvinius, ten tas spalvas. Tai jeigu darbas, tai tu tai atiduok tą darbą tada daryti kažkam kitam. Jeigu tau tai darbas, jeigu tau tai nemalonumas ir jeigu tau iš tikrųjų tai svarbu ir įdomu, tai išsirenki ir turi, ką turi. Tada okei. Žinai, kam problemas permetinėt ant kito žmogaus, ar ne? Jeigu jam realiai jo nėra tai svarbu, jam duokim gyventi savo laimingą gyvenimą. Jeigu ir tau tai nesvarbu, tai pasisamdom bet ką, dizainerį, draugą ar kažką, išrink, padaryk viską, pastatyk. Jeigu tau tai svarbu, išsirenki, kas tau gražu ir tada tu laiminga. Taip, bet su ta dizainerė vis tiek gaunasi taip, kad tu turi pasakyti, man šitas gal patinka, gal nepatinka, gal gražu, gal negražu, gal į tą pusę, gal ne. Okay. Vis tiek reikia tą sprendimą priimti. Aha, tai reiškia, nemoki gyvenime valingai priimti sprendimų, nori, kad kažkas paskui už tai nestų atsakomybę ir galvoji, kaip būtų gerai tai permesti ant partnerio. Jeigu bus negražu, tai jau aš būsiu kalta. Tai kas tame blogo? Persidarysi paskui ateity. Kam permetinėt atsakomybę ant kitų? Ypač jeigu žmogui realiai tai yra neįdomu ir jis turi kitų dalykų ir darbų gyvenime. Jis turėjo tikslą, reikia uždirbti, padaryti, pastatyti, gavom, turim, o ir kai kuriais atvejais aš net esu turėjęs klientų, kur vyras šito nesupranta, kad ne visoms, bet daugelį moterų interjeras, dizainas, kaip viskas sudėliota, nes daugelis moterų yra jautresnės, subtilesnės ir joms tai yra N kartų svarbiau, joms tai realiai kuria nuotaiką ir jauseną. Vyrai, kurie to nesupranta, jie kartais, turėjau tokį realų klientų atvejį. Turtingi klientai, žmogus pasistato įspūdingą namą ir tada nusisamdo labai brangiai ir įspūdingą dizainerį, kuriai pasako, noriu, kad čia būtų išskirtinai viskas, kad šitie 100 kvadratų taptų žurnalų viršelių, reiškiasi, vertais dalykais. Ir ta dizainerė jau nepatingi ir drioksteli tokį visiškai jau nematytą dizainą. Viskas namuose yra juoda balta, viskas yra hipermodernu ir hiperminimalistiška ir tu pamatęs tokią aplinką supranti, kad kaip muziejus gal ir įdomu. Bet gyventi jau nesinori, nes nejauku ir kažkaip, primena kažkokį, nežinau, holivudinio filmo kažką, žinai, bet ne gyvenama erdvė, ar ne? Bet jam dizainerė parodo, dizainerė brangi, žinoma, jisai irgi galvo, čia tikrai bus ką draugam parodyti, žinai, darom. Man sako, nejauku, nešilta, viską, kažkai nesąmonė, nedarykim, žinai. Sąmonė, čia pinigai sumokėjo, čia gražu, gerai, kita pusė, ar ne? Kita švytuoklės pusė. Ir jis tai padaro. Jis ten gyvena, kenčia, jai nejauku, nefaina, galų gale jie išsiskiria. Ir paskui aš jam konsultacijos metu sakau, ar tu tikrai toks kvailas, kad tau reikėjo šeimą prarasti dėl kažkokio sušikto dizaino? Tuo labiau, kad tu esi turtingas žmogus ir gali lengvai tą dizainą persidaryti, ar ne? Jis vėliau, praėjus kažkiek laiko po skyrybų, tai suprato ir pripažino, čia buvo durna klaida, kai statysiu kitą namą,
iš vis ten nieko nedarysiu jame, nes aš su juo išsikalbėjau giliai ir analitiškai ir jis iš tikrųjų yra tas vyro tipas, kuriam vienodai kaip kas. Jį tiesiog pagavo azartas ir pagavo tas toks momentas, puikybės elementas, kad turėsi išskirtinius namus, kokių nieks neturi ir visi atėjo, taip žiūrėjau, kaip čia viskas pas jūs įdomiai. Bet tam įdomiai reikia gyventi kažkam, ar ne, ir jaustis komfortiškai. Ir kai kurie tyrimai sako, kad vis dėlto yra gerokai svarbiau, kad komfortiškai, jaukiai ir darniai namuose jaustųsi moteris. Nes vyrai, ne visi, bet kai kurie, yra žymiai mažiau jautrus aplinkos dizainui ir vaizdui. Jie labiau turi tą tunelinį tokį mąstymą ir jiem tiesiog tikslas, darbas, čia parėjau namo, čia kažką darau. Ir jam aplinka netaip stipriai įtakoja, aš turiu galvoje dizainą, išvaizdą ir taip toliau. Daliai moterų labai stipriai įtakoja. Todėl iš principo pas jūs greičiausiai yra ta problema, kad tau yra labai gerai, kad jis leidžia, įsivaizduoji, tu išsirinktum, darytum, o čia noriu žalių, jis sakytum, ne, čia bus, man tai rožinis. Tau šlikštutas tie rožiniai foteliai ir tu tokia, ir kaip tada tu gyventum, ar ne? Tada tai būtų problema. Dabar tu turi idealią situaciją. Tau leidžia viską pasidaryti taip, kaip tu nori. Tai yra ideali situacija. Tiesiog reikia žmogui labai nuoširdžiai patikoti, kaip ačiū, kaip faina, kad aš galiu pasidaryti taip, kaip man jauku ir gražu. Labai ačiū tau. Taip, aš bijau, bet jau yra mano problema, kad aš turiu baimių ir nepasitikėjimo savim, galbūt savivertės problemų, kad man kažkokio reikia būtinai patvirtinimo, kad bus gražu, bus faina, arba kad kažkas neštų už tai atsakomybę. Jeigu tau nepatiks, tu persistumdysi, persidažysi ir viskas. Materialūs dalykai yra lengvai keičiami. Čia nėra jokios problemos visame tame. O jeigu norisi daugiau buvimo kartu ar palaikymo iš partnerio, tai tą reikia kažkur kitoj srity prašyti ir daryti. Einam kartu pasivaikščioti, einam kartu pasportuoti, praleidžiam kartu laiko, nuvažiuojam romantišką išvyką ir panašiai, kuriam kokybišką laiką kartu. Nes jeigu tai nėra žmogui įdomu, jeigu tai iš vis nėra jo dalykas, ten, nežinau, įrenginėjimas dizaino ar kažko ir jam tikrai visiškai vienodai, tai kam jį tada įtraukinėti ir kankinti? Tai čia su tom vestuvėm irgi, kaip suprantu, turėtų būti panaši situacija kaip ir su tais namais, ar ne? Jeigu žmogui tikrai, pavyzdžiui, aš visiškai nesuprantu dizaino, grožio ir panašiai, ir ta pati istorija dažniausiai būna prieš kiekvieną filmavimą ar kažkokį renginį. Aš kažkaip nueinu į spintą, ten drabužiai, aš kažkaip apsirengiu, išsirengiu ten kažkokius, tarkim, marškinius, kostiumą, kelnes, kažką, batus apsirengiu ir visada nuvarau pas žmoną ir klausiu, gerai, blogai, tinka, netinka, nes jinai skonį, grožį, spalvas, jinai jaučia, ta prasme, jinai tikrai turi tą jausmą, o aš visiškai jo neturiu, aš turiu kitur talentų. Ir labai dažnai būna, jinai pažiūri, sako, jau biški geriau, pradedi kažką suprast, bet šita detalė netinka, diržas ne tos spalvos, batai ne ties spalvos, tas blogai, anas blogai ir panašiai, ne? Faina tom žmonom. Ir aš kadangi žinau, kad jinai N kartų geriau, aš net nediskutuoju, net nežiūriu, o kas tiktų, ten mėlyni, žali, kiti ten, žodžiu, tos pabandyk, žinai. Aš apsimaunu ir gerai. Ir aš gerai jaučiuosi, nežinau, kad jinai matydama tą vaizdą, man tai vienodai, kaip aš tai atrodau tame ekrane, nes aš nesuprantu, ar ne. Bet aš žinau, kad jinai geriau jausis, jai bus labiau priimtina, tai vienas pliusas. Kitas pliusas, kai kurie žiūrovai galbūt yra jautrus išvaizdai dar kažkam, ar ne. Ir tada jiem bus lengviau priimta irgi informacija, mažiau akis užklius ar panašiai. Ok, let's do it. Esmė yra nekomplikuoti gyvenimo, kur galima jo nekomplikuoti. Nes ir taip šiais laikais mes patiriam per daug streso, įtampos, mes gyvenam per greitoje visuomenėje. Su technologijų atsiradimu, aš turiu galvoje ypač internetą, soctinklus ir tą 24/7 mūsų visur pasiekiamumą, kai mes, jeigu neišjungiam naktį telefono, bet kada galim mums žinutės, pipsėti, mirgėti ir panašiai, mes gyvenam greičio ir streso visuomeniai. Ir labai svarbu bent jau stengtis savo asmeniniam gyvenime tą stresą mažinti. Kuo daugiau sporto, buvimo gamtoje, kuo daugiau meditacijos, kuo daugiau mindfulness pratimų, visko, kas mažina stresą, nes didžioji dalis žmonių šiais laikais yra per daug įsitempę kažkurioje sferoje, per daug minčių prikaupę, per daug jaudinasi, per daug galvoja.
O mūsų genetika vis dar yra tokia pati kaip prieš 100 000 metų. Mes nesukurti ekranams, mes nesukurti šiuolaikiniai visuomenėm, tam skubėjimui, bėgimui, ten paskolos, nuolat žinutės, nuolat naujienos, viso pasaulio naujienos man nuolat mano telefone, aš jaudinuos dėl visko, aš jaudinuos ir dėl Gazos, nu gerai, ten reikia jaudintis ir dėl kiekvieno karo, dėl kiekvieno valstybės, dėl visko. Taip niekada nebuvo. Naujienos ateidavo mėnesio, 2 metų senumo, nes jos keliaudavo lėtai, su arkliais, iš kaimo į kaimą ir kai tu sužinodavai, kad ten, nežinau, koks Vilnius sudegė, jau buvo 5 metų praėję, tave tai mažiau jaudindavo, ar ne? Mūsų centrinė nervų sistema nėra sukurta šiuolaikiniam gyvenimui, todėl kiekvienas šiuolaikinis žmogus turi skirti papildomo dėmesio savo kūnui ir ypač centriniai nervų sistemai. Kontaktas su gamta, meditacija, reguliarus sportas, buvimas grynam ore, buvimas saulėje, vėjas ir visa kita. Mes per daug esam dirbtinėse aplinkose, kurių mūsų kūnas ir psichika neatpažįsta. Tai aš manau, kad mes gavom tikrai nemažai patarimų, ką daryti, kad pagerinti tą būseną, ką daryti, kad pagerinti tą tarpusavio santykį, ar ne, nuo ko pradėti, kur eiti į Nuo lauką, savęs. į vėją, į Nuo savęs reikia atsigręžti į Iš pradėti. tikrųjų, tai aš manau, kad dar nenudžiuginai čia tuo atsakymu, kad nuo savęs pradėti, daug dirbti, nors kaip ir... Pigus dalykai Nieko neveikia. gero. Ne? Tikro deimanto niekada už kapeikas negausi. Jeigu tu nori tikros sveikatos, tikrų gerų santykių, tai greičiausiai kainuos. Aš tai dar norėjau irgi dar užklausti apie, kas labai irgi didelis dalykas yra poros gyvenime, šeimos gyvenime vaikai. Kaip šitoj vietoj, nes pavyzdžiui, aš irgi pasidalinsiu, aš taip galvoju, jeigu mes su vyru neturėtume vaikų, tai mes nesipyktume, nes atrodo net nebūtų dėl ko pyktis. Bet pastebiu žmonės, kurie gyvena be vaikų, santuokų šeimose ir tada jie pykstasi, nežinau, dėl agurkų, dėl laistymo sistemos, dėl dar kažko ir tada pagalvoju, pykstasi dėl tokių menkminikių, dėl vaikų pyktis, tai jau čia svaru. Ar tikrai? Kaip vaikai O kuo skiriasi vaikai ir šiltnamis? Vis tiek tai, aš juokauju, aišku, šiek tiek ir sarkazmą naudoju. Nesvarbu, dėl ko žmonės pykstasi. Esmė yra, kad konfliktuoti reikia išmokti. Konfliktai yra 2 tipų. Pavyzdžiui, profesorius Adizė, jis dirbo verslo ir ekonomikos srity daugiau ir tyrinėdamas verslo korporacijas, jis padarė tokį išvadą, kad konfliktai yra destruktyvūs ir konstruktyvūs. Mums reikia išmokti konstruktyviai konfliktuoti, nes konfliktas gerai, jis atneša energiją, jis padeda išsikalbėti, jis atneša problemą ant stalo, patys konfliktai iš savęs nėra gerai. Reikia išmokti konflikto metu kito neįžeidinėti, nespaudyti jo skaudžių vietų, neiti asmeniškumus, kodėl tu visada, kodėl tu niekada ir panašiai. Kalbėti apie savo jausmus, kalbėti apie problemą, ramiai, dalykiškai, nesistengiant kito įtikinti, užgauti ar panašiai, o tiesiog ieškoti, objektyviai ieškoti, tai kur čia mes galim atrasti bendrą žemę. Ir tai nėra lengva, tai yra sunku. Aš daug kartų jau esu minėjęs labai fainą knygą, nuo kurios galima pradėti, profesoriaus Marshalo B. Rosenbergo Nesmurtinis bendravimas, nes ten jis pateikia gerų rekomendacijų, kaip konstruoti sakinį, kaip kito neužgauti, neįžeisti, bet tuo pačiu išsakyti savo nuomonę. Išsakyti savo problemą, bet išlikti daugiau mažiau tokiam neblogam ryšyje, geram santykiai. Tai veikia iš tikrųjų, kas rimtai praktikuoja ir taiko visą tai, ką kalba profesorius Rosenbergas, savo santykius pakeičia stipriai. Aš turėjau klientus, kurie paskambino ir atšaukė visas į priekį suplanuotos konsultacijas, nes tiesiog perskaitė Rosenbergą, aš jiem rekomendavau ir jiem pradėjo gauti, susikalbėti. Jie pradėjo viską taikyti, jie dar ten į seminarus nuėjo, video pasižiūrėjo, YouTube rado visokių įrašytų jo senų ten seminarų ir transformavo savo santykius taip, kad net pažįsta savęs tame santykiai ir yra labai laimingi. Ir jiem nuo to laiko nebereikėjo jokių psichologinių konsultacijų. Kartais žmonėm tiek mažai te trūksta, keletos gerų idėjų
Bet turim paminėti, kad tai buvo sveiki, valingi žmonės, sportuojantys žmonės, kuriem reikėjo tik geros informacijos, o energijos jie jau turėjo, valios jie turėjo. Paprotingi, valingi žmonės, dirbantis, turintys stambius verslus, reiškia tokie achieveriai, žmonės jau turintys tą sėkmės kodą viduje, suprantantis, kad dalykus galima gyvenime padaryti, jos tiesiog reikia daryti ir mokytis ir nebūtų užsiblokavusiam. Ir kai jie gavo gerą informaciją, profesionalizavo, mes darysim, jie darė ir santykiuose įvyko visiškas lūžis. Tai noriu labai nulenkti žemai galvą ir pasakyti, kad tokie profesoriai kaip Marshallas Rosenbergas, jie neįkainojamų atneša žinių į psichologiją. Ir labai rekomenduočiau visiems pavartyti. Skaityti reikia ne vieną kartą, bent 3, 4, 5, nes iš pirmo karto dažniausiai nepritaikai, užsimiršta, vis tiek emocijos paima viršų. Dabar grįžtant prie vaikų, čia klasika, čia žanro klasika, daugelis porų nesutarė, kaip auklėti vaikus, nes vyrai ir moteris apskritai iš principo yra truputį skirtingos gyvos būtybės. Jų šiek tiek skiriasi smegenų sandara, skiriasi, aišku, mes ir iš praeitį, vaikystės, šeimas, šiek tiek skirtingas turim, ateinam dažnai su skirtinga istorija, bet dar ir kūnas, ir hormonai savo pokyčius įneša. Ir taip kaip aš matau, ką aš noriu su savo sūnum nuveikti, kartais pasakau žmonai, ne, jūs šito nedarysit, jūs dabar neisit. Nes čia kažkurią dieną man buvo susišvietę, sakau, pasimsim su sūnum tikrą ginklą, jam dabar 7, toj bus 8 metai ir eisim į šaudyklą pašaudyti. Jis per mažas, jie mažai metų, kokia nesąmonė, kada čia gali tokie maži vaikai. Sakau, nieko to, aš susitarsiu, gali, ašgi žinau, pats su tuo ginklu daug kartų esu šaudęs, aš turiu savo ginklą, turiu leidimą, turėti, nešioti ir panašiai. Ir sakau, aš pažįstu tą ginklą, aš suprantu rizikas, aš esu vyras, aš su sūnum irgi, mes sportuojam su juo kartu, imtynę žaidžiam, viską, žinau jo jėgą, žinau jo kūną, aš suprantu atatranką ir visą kitą, aš jam parodysiu viskas bus saugiai, jis gali, ne, jis negali ir panašiai. Skirtingi ar ne požiūriai, nes man atrodo, kad tokiam amžiui jau jam yra laikas, pajausti tą energiją, tą galią ir tą pavojų ginklo, ar ne, ir susipažinti su tokioj vyriškoje aplinkoje, su parako kvapu ir su atsakomybė. Mamai atrodo, kad visiškai ne, kad tai yra nesąmonė, kad tai yra rizika, kad jis yra per jaunas ir taip toliau. Tai čia yra normalu. Taip kiekvienoj poroj vyrų ir moteriai skirtingai matyti tos pačius dalykus yra normalu. Ir tada reikia su mokslo pagalba ar su savo charakterio pagalba ieškoti tos bendros žemės, ieškoti sutarimo, ieškoti kompromisų. Kompromisų menas jis yra labai sunkus, bet jį, norint gyventi sėkmingai poroje, tu jį turi išmokti. Jeigu tu pradėsi galvoti, o ne, jinai durna, jos ten, neadekvatus rizikos vertinimas ar panašiai, tu niekur nenukeliausi. Nes galbūt tavo rizikos vertinimas yra neadekvatus, mes nežinom. Tu niekada nežinai, kada tu klysti. Dėl to, turėti tokį ramų, savikritišką, analitišką požiūrį bendrai į situaciją ir ugdytis empatiją, ką mokslininkai sako, nuolat įlipinėti kito batus. O jeigu aš būčiau mama, o jeigu aš būčiau moteris, o jeigu tas, o jeigu anas, kaip aš jausčiaus, kaip aš matyčiau. Ir tada galvoju, tiksliai, jinaigi nėra šaudžiusi iš tikro ginklo, jinai nežino kas kaip. Jinai tas, jinai anas. Ir tu pradedi galvot, įlipti, įsijausti, įsimedituoti ir supranti, kad galbūt čia visiškai sveika, natūrali ir normali reakcija žiūrint iš jos pusės. Taip staigiai informacijai nukritus iš dangaus. Gal čia mano klaida, gal aš jos neparuošiau, gal aš, palaipsniui, visko neparodžiau, nepaaiškinau, o tiesiog atėjau ir mes su sūnu varysim į šaudyklą. Kur, kas, kaip čia? Ar ne? Galbūt tai mano klaida, ar ne? Empatija, mokytis empatijos, mokytis kasdien įlipti kito batus ir mąstyti per kito. Ir jeigu vyras sako kažkokią kitą savo nuomonę, ne, reiktų su vaikais taip ir taip, čia mes per daug juos lepinam, mes per daug juos tą ir aną. Kodėl jis taip galvoja, kas tai lemia, kokia jo patirtis, kokie jo hormonai. Ir bandyti įsijausti ir bandyti įlipti ir priimti jo poziciją. O tai yra sunku, tai yra nelengva, nes visada norisi keliauti savo ego takeliu. Aš geras, aš teisus, aš viską suprantu, aš viską matau. Visada norisi pasaulį matyti ir galvoti, kad mes esam teisūs. Tai aš turiu labai paprastą psichologinę žinutę iš savo dėstytojų. Mes dažnai esam neteisūs. Ir kadangi turim pakankamai savo puikybės, išdidumo, mes nei to nei matom, nei priimam.
Ir paskui, aišku, kažkuriuo metu dėl to kenčiam. Tiesiog tai yra labai bendražmogiška psichologinė problema, kad mes galvojam, kad aš tai esu pats fainiausias, geriausias žmogus pasaulyje ir tie, kurie manęs nemyli ir nesupranta, yra tiesiog idiotai. Darbe, karjeroje, universitete, šeimoje, bet dėja taip nėra. Bet aš kaip tik norėjau ir sakyti, mes ir su Greta pasikalbam ir taip mintise, nu fainas tas mūsų pašnekovas, o jisai tuo pat metu sako, mes visai nefaini, nebūtinai faini ir taip toliau. Tai esam labai dėkingos už tai, kad atėjai, už tai, kad Ačiū, kad pasidalinai pakvietėt. savo mintimis ir mes... Tikrai buvo labai įdomu ir galvoju, galėtume dar čia tęsti pokalbį, daug tų temų, daug labai įdomių dalykų. Palėtei dar atsakyk į klausimą, išvažiavo tas vaikas iš šaudyklą ar neišvažiavo? Ne, čia labai šviežia istorija. Ir prie jos turbūt reiktų grįžti, aš gal ir planuoju kažkada tikrai grįžti prie šitos istorijos ir viską subalansuoti. Tai čia tiesiog dar nebuvo laiko, nes mes buvom atostogose, išvažiavę, užsiėmę ir taip toliau. Nu tai irgi pamatym, ar ne, labai ačiū, kad pasidalinai tokia realia situacija. Tai... Čia tokia lengva ir nekonfliktinė situacija, žinai, kur, čia tiesiog dvi skirtingos nuomonės apie kažkokį įvykį su vaiku. Čia dar lengva sustart, žinai. Būna kiekvienoje šeimoje ir žymiai rimtesnių konfliktų ir situacijų, kurios jau tave artina taip konkrečiai link skyrybų. Nes, aš kaip, protingas vyras, aš suprantu, net jeigu man nepavyks niekaip parodyti ir įtikinti žmonos, aš galiu su to gyventi. Okei, gerai, atidedam, jis truputį paaugs, kiti metai, žinai, kai jinai jau jausi su to komfortiškai ir galėsim mes ten pašaudyti. No problem. Nes visada savo reikia, ką mane išmokė vienas geras dėstytojas, visada savęs reikia paklausti, ir profesorius Adizė irgi šitą taiko savo sistemai, yra kažkokia situacija, kur tau kažkas nepatinka, bet tu savęs visada turi paklausti, o ar aš galiu su tuo gyventi, ar jau čia tokia problema, kad aš negaliu gyventi. Ir aš savęs paklausiu, ar aš galiu su tuo gyventi, kad, jeigu man nepavyks, kad, šiais metais mes su sūnum nepašaudysim. Aš tai galiu su tuo gyventi. Aš galiu su tuo gyventi. Nes, kam daryti tragedijas kažkur, kur nereikia jų daryti. Ten, suprantu, kad yra vietų pasaulyje, kur realiai vyksta tragedijos, genocidai, ten vaikai miršta iš bado, toj pačioj Gazoje, ar ne? Tai okei, ten galima pergyventi, jaudintis, galvoti, kaip čia ten labdaros nusiųsti ar kažką. Bet kam jaudintis dėl kažkokių tokių dalykų? Pagalvojau, gal tuo metu emocija biškį pagavo ar kaip, bet paskui, yra žinios, yra praktikos, tu gali ramiai suvokti, įlipti kito batus ir supras, kad okei, čia gal mes biškį pasikarščiavom, reikia tiesiog ramiai išsianalizuoti bet kurią situaciją ir pakviesti kitą pokalbį ir visada suprast, kad svarbiau ne likti teisiam ar laimėti kažkokį ginčą, nes šeimą tu kuri ne tam, kad taptum teisėju arba išmoktum būti teisus. Šeima kuri tam, kad tu pats augtum ir šlifuotumėsi, kad keistusi tavo charakteris. O kaip jis keisis, jeigu nebus konfliktinių situacijų, jeigu nebus kažkokių situacijų, kur nesutarėt, kur sprendimo neina priimti. Jos reikalingos, nes kitaip nebus augimo poroje. Tik nereikia iš to padaryti skandalą ir jeigu jau nesigauna susitart, okei. Ar aš galiu su to gyventi? Galiu, nes tai tikrai ne pasaulio pabaiga. Tai ačiū, tikrai ačiū. Dariau, gavom tikrai begalę naudingų patarimų, minčių, pastebėjimų, nuraminimų. Tai dėkojam. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū tau labai. Ačiū.